Ką, sveiki visi. Žiūrėkit, chebra, reikia jūsų pritarimo arba intereso. Ką manote, jeigu padaryčiau vakarais aukcionų tiesioginę live transliaciją? Ta prasme, jūs galėtumėt stebėti aukcionus tiesiai, galėtumėt matyti, kaip vyksta statymai ant vienokio ar kitokio automobilio. Visą patį procesą galėtumėt stebėti. Tai galbūt ne kiekvieną dieną, galbūt retkarčiais, kai prisirenka daugiau automobilių bidinimui, tai galėčiau ištransliuoti tą tiesiai į eterį, į Instagramą, į YouTube'ą. Tai vad, kas norėtų, galėtų prisijungti ir stebėti tiesiogiai, matyti, kaip vyksta visi statymo procesai. Tai va, chebrytė, laukiu jūsų komentaro apačioje po video. Parašykit komentarą, ar jums būtų įdomu toksai variantas, toksai formatas video transliacijos, gyvos video transliacijos. Čia vyksta dažniausiai vakarais nuo 4:30 ir iki 10. Tai gal nebūtinai tą visą laiką prarodyčiau, o būtent kai turiu pririnkęs tą dieną daugiau automobilių transliacijai, tai būtent tą jums ir parodyčiau visą procesą, labiau susiorientuotumėt, kaip vyksta patys aukcionai, kaip vyksta patys statymo procesas. O jeigu kam reikia mašinos, chebra, einat pas manęs į puslapį usautoimport.lt, aprašyme yra nuoroda duota. Galite tenai pasirinkti mašiną savo, pasižiūrinėti, galite įdomumo dėliai, bent jau jeigu kam įdomu. Tenai abudu aukcionai yra, tiek Opartas, tiek AJJ aukcionas vienoje vietoje rašo kainas, galite į kainos laukelį galite įrašyti maždaug statymo kainą, kaip manot, jeigu pirkti ten už tiek ir tiek, tarkim, jeigu pirkti kažkokį ten automobilį už 5000, kiek jisai jums kainuotų Lietuvoje, tai jums iš karto parodys, kiek yra kaina, kiek išeitų kaina Lietuvoje su viskom, su muitu, su PVM-u. Tai va, chebrytė, laukiu jūsų komentarų po šito video. Jeigu surinksim pakankamai daug norinčių, surinksim laikų, surinksim komentarų, tai tada tikrai padarysiu ir gal netgi dar ir šią savaitę padarysiu. Žiūrėsim, kaip išeis čia techniškai visą šitą susidėlioti reikalą. Tai va, toks mano pasiūlymas jums ir geros dienos visiems. Iki.